Toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar papasakosiu apie tai, koks buvo tas momentas, kada aš gavau 1996 m. spalio mėnesio žurnalo Genys numerį. Buvo jau pats rudens vidurys, spalio mėnuo, vėl tuo metu buvau grįžęs į įprastą mokyklinį gyvenimą pagrindinėje mokykloje. Mokyklos mikroautobuse, kai važiuodavau juo į mokyklą ir vėl atgal iš jos namo, iš automagnetolos skambėdavo grupės Belmondo ir Jordanos Butkutės dainos ir tai praskraidindavo kelionės laiką. O namie pabaigtos pagaliau jau visos tvartos statybos, įrengtas naujas šulinys, buvo baigiami ir arti laukai. Niūrus ir vis labiau tamsėjantis metas, ką daugiau čia ir be pridursi. Nuotaika man namuose po namų darbų darymo man stipriai skaidrino tada gautas naujasis spalio mėnesio Genys ir per televizorių rodytas čekų serialas, kuris labai įkvėpė mane sugalvoti gerųjų burtininkų iš Dainavos miško personažus, juos nusipiešti ant popieriaus, įsikirpti juos ir žaisti su jais. Pastarąjį spalio Genį tada gavau pačioje mėnesio pradžioje ir būtent jo turinio dėka pradėjau itin stipriai domėtis visokiais su kosmosu susijusiais įdomiais gamtos reiškiniais ir ypač saulės užtemimais, kurie, pagal Genyje esančią informaciją, turėjo tą mėnesį įvykti. Vos tik gavęs naują žurnalo numerį, vėl pradėjau tada jį su savimi nešiotis ir tiesiai į pamoką Salamiesčio mokykloje. Klasiokus irgi bandžiau sudominti artėjančių saulės užtemimu, o vieną kartą pertraukos metu koridoriuje susitikęs drįsau apie tai atvirai paklausti ir paties mokyklos direktoriaus Daliaus, ar tas irgi apie šitai jau yra žinantis. 1996 m. spalis.